Kaip man keista išeiti. Ai, nesimato čia per tą pastatą. Keista man išeiti 7:30. Bet, ai. Gaidys čia, va, nėra ką veikti. Einu į kitą. Nu, taip, dar vieną pabandysiu. Tada jau pabiškai žemyn. Atrodo, tai kaip netikri tie kalnai, bet ir vėl va, smogas. Gal čia kažkas daugiau matytųsi. Bet matosi tik tai, kas arti. Nu čia per Maps.me, per kitą programėlę, nes Google Maps neberodo nieko. Užrodė kelią, trumpesnį. Nežinau. Nu įdomu, bet... Kad nereiktų po to grįžti vienas keliukas antrą. Tai jaučiu mano didžiausias. Ir kaip populiaru kalno viršuje kažkokia nesąmonė. Lemia, kaip pagalvoju, čia kažkas turėjo visą tai padaryti vis tiek, ne? Atnešti, padaryti, kaip ir su tais maistais, su viskuo, čia taip labai kažkaip, galvoju, nieko jie čia tikrai neužsiaugina tokio kiekio. Kažkas tai tą kalną turi tokį kiekį atnešti. Nu, tai mums Slovakijoje tada aiškino, kad yra moka pinigų žmonėm, kurie ten daug ant kupros neša, užneša ir nuo to pinigai, kiek užneša. Ten čia sraigtasparnis tikrai neskraidina, nes būtų per brangu. Tai ir čia turbūt panašiai, bet atsižvelgiant kokie keliai čia, tai aš nežinau, čia atvažiuoti tai nebeįmanoma su niekuo, net su keturračiu. Tai nebent kokiais arkliais ten tiks kažko taip. Nu, tai dabar jau čia užkilojau kalną, dabar žemyn, daug kilometrų bus, rodo bent jau programėlę, paskui ir vėl kalną. Lema, kur tiesų nuo kalnų, tursime tiesų, gali lengvai kalną, tai smagu, bet tie laiptai tai nafik. Bet kaip žinokit, aš pasiilgau to gero normalaus viešbučio. Total 1 kilometer, 19 minutes 1 second, elevation 2260 meters. Heart rate 119. Tai to bufeto, to pusryčių normalių su normaliu viešbučiu, o ne kažkokių tai skilių. To dušo normalaus, kur gali įeiti, stiklas užsidarai, nes čia tai realiai, tai čia įeini virš to tualeto, leidėsi, leidinis jisai dažnai būna, nes naktį čia šalta. Tai tas vanduo karštas sušildo paskui plytelės ir paskui po dušo visą laiką vaikštai toj baloj ten realiai. Jeigu į tualetą reikia, tai tu ten būna tapkės padėtos maždaug tipo eik. Žodžiu, tai taip ir nevertinam, žinai, kai turim nejaučiam to, kai būna kitaip, tai paskui labai būna smagu paturėti jau gėrį. Tai va, kartais gerai išeiti iš komforto zonos. Paskui įvertini, tai dabar ką ir galvoji, pasvajoji apie tas visus all inclusive, pasvajoji apie tas visus gerus viešbučius, apie baseinus, apie viską. Žodžiu, tai va, įdomu šiaip. Įdomu, kad žmogui va taip būna. Bet kai turite kažkaip iš to gerą, paskui nieko, ne. Aš atsimenu, kai sportuodavau, man irgi ten kokį negalėdavau aš ten beleko valgyti, aš negalėdavau gerti, tai man ten kokie alaus atsigerti, čipsą suvalgyti, tai būdavo šventė. Tai dabar panašiai čia jaučiuosi. Jau kur buvo, atrodė nieko gero, tam, pavyzdžiui, Katmandu, tai jau galvoju, blemo, kaip laukiu į tą Katmandu, į tą butą, kur tokį butą gavau, kur ten dar ir už 3 eurus gali pirkti eiti. Jeigu nori, tai tas pusryčiai buvo ne tokie geri, bet dabar tai atrodo, kad kosmosas, ten kiaušinienė, buvo ten vaisiai. Įsivaizduojate,
paslydau čia. Blema, tikiausi nesudaužiau ekranų. Nu, žodžiu, tokia va. Atrodė pieva. Ir nebe pieva. Nu, nieko tokio. Gal. Blema, tas apsauginis stiklas tai skilo, bet ant akmens pataikiau, bet pagrindinis gal neskilo. Gerai tie apsauginiai stiklai, blema, tą ranką nusivariau. Atrodo, va, normaliai ir kažkokia bala. Gerai, gana reikia išės filmuoti, reikia žiūrėti, kur einu. Viskas. Okay. Dar čia sako, nu, čia GPT, tai tu paklausi, jeigu ką čia sutiksi, paklausi ko nors. Tai žinokit, aš vakar realiai, nu, nei vieno žmogaus nesutikau einant tą pačią kryptim, kažkur ten sustojusio, ilsėtis dar kažką. Šiandien vėl aš čia jau einu, čia nieko, čia atrodo, kad ne Dievos dvasios, čia atrodo, kad džiunglės visiškos, nors tose stovyklose, tai aš tų žmonių matau, bet jie ten jogom užsiminėja, visokiom ten toksais, kad jos atveža iki kažkur, tai tada ten jie daina, tokie visokie, žinai, vidutinio. Blema. Rodo tai čia, bet aš nežinau. Nu, nesu aš čia tikras, kad čia ta programėlė, aišku, čia irgi ne Google Maps. Ir žodžiu, dabar rodo, kad einu nuo kelio. Turbūt, kad nemes kelio dėl to kelio, reikia eiti vis tiek tas kelias kažkur čia ir vis tiek žemyn važiuoja. Bet rodo tai, kad apšia nesu, dabar jau ne ten einu. Kažkur, na, vis tiek čia toks panašu, kad važiavimo kelias, tai nusileis kažkur, tai tikrai. Tai va, tai palauk, aš ten sakiau, pamečiau mintį. Nu tai, kad tų žmonių ir čia visiškai negirų dvasių. Tai jie ten jogom užsiminėja, ten tus kalniukus ir atsisėdė ant suoliuko žiūri. Tai gal tiesiog ne ten pataikęs kol kas esu arba nežinau. Bet kaip atrodo va molis, atrodo tikrai ir visai va toje vietoje paslydau, nes jisai atrodo lyg sausas normalus, bet koks va šešėlis buvo ir pizdė. Nežinau, čia blema, gal čia nelabai važiuojama, ne? Čia panašiau, kad čia gal panašiau, kad čia koks vanduo bėga šito grioviu. Kaip jūs manot? Ką aš žinau, atrodo lyg tokius provėžus. Nesuprasti. Keista, kad sepsas rodo tiesiai, o čia tas kelias užsisuka, tada pavingiuoja ir aš vėl paskui tą liniją pataikau, tai kaip ir nenukrypsta labai nuo tos pagrindinės rodomos linijos. Bet tai rodytų tą vingiuotą kelią netiesų gal. Nes jisai tai rodo ne dėl to, kad interneto nėra, aš internetą turiu. Žodžiu, nežinau. Tai va, čia tai smagu, čia tai, jo, super. Čia gaivu, miškas, paukščiai, džiunglės tokios visiškai. Kol nereikia lipti kalną, nežinau. Kas tais kalnais. Sunkoka. Su tam kuprinėm. Nu, bet čia ir yra esmė, aš vis tiek nepritariu šitiem everestininkam, kur ten prisisamdo tų žmonių belė kiek ir paskui tipo aš užlipau, bet tai tu neneši nieko, savo mantos neneši nieko, tai jo, bet pigu yra užlipti, tai ir sraigtasparniu, žinai, atskristi ir nusileisti, irgi gali sakyti, va, žiūrėkit, va, aš buvau Everesto viršūnėj, bet tai čia ne tas pats, tai visos tos pagalbinės priemonės, tai truputėlį čytinimas mano akimis, vis tiek yra užvažiuoti mašiną iki kažkur viršūnės užsikelt keltukų, tai nėra tas pats. Tai tą Everestą, tai ten blema, ten lipa su daug, tu ten priklauso, kiek tu jų pasisamdys, ten gali iš vis pats nieko nenešti, ten jie tau viską neštai, ką žinau. Bet aš dabar galvoju, aš čia nėra čia aukštai, 2, mačiau, kiek čia sakė ta programėlė, tai čia tai kol kas nėra aukštai, bet jeigu eiti į next level, tipo tą jau aukščiau, tai jau prasideda sustojimai būtini, tai vienas dalykas. Antras dalykas, reikia jau stipriai mokėti, nes
neleidžia taip vienam, kaip aš dabar čia vaikštau, nors čia taip klausia, tu čia vienas taip? Nu, taip sakau. Tai nežinau, gal galima. Tai, žodžiu, prasideda šitas ir prasideda tai, kad man, pavyzdžiui, jis kur rekomenduoja pagal tą ChatGPT, tai man reikia bent 5 dienų, tai ekstra realiai savaitės kažkur tai patekti, nes tu eini, bet nežinau, man tai, pavyzdžiui, aš taip matau iš karto. Nu, man nepatinka tos lūšnos, bet čia taip normalu, čia, sako, įeini, pažiūrėjau, kambarys nesmirda ir eini miegot, nu, bet bliamba. Ką žinau, šitą išlikštų. Sakykime, čia jau pripratęs aš prie gero, nežinau, man nepatinka. Šiandien turėjau lovą, viskas gerai, bet tos grotos, tas viskas, tai negi negalima padaryti gražiai kažkaip, tai tokių dalykų. Nesuprantu, tokios skylės, žinai, tas maistas kaip gamina, nu tai gerai, ten vakar tų ryžių, ten ką ten bulvės, ryžiai, ten tų daržovių biški, pagrindė tokie dalykai, tai kaip ir bet šiaip tai jie ten, kai pamatai tą jų virtuvę, tai žinokit, apetito nekelia tikrai. Vyrukai dirba ant metalinių tokių skardinių stalų, tamsoj, tokioj niurioj. Tai nežinau, aš čia jau visiškai neturėjau noro šiandien ir vakar tai prisivalgiau taip žiauriai, kad... Bet nieko, visai, sakau, net į tualetą realiai tik šiandien jau. Tai net keista buvo, kiek reiškia tuščias organizmas buvo. Po tų visų žygių ir po tų visų silpnų pusryčių, tai jau vakar prisikroviau normaliai šiandienai. Ir pusryčių šiandien nelabai norėjau, nes aš žinojau, kad jeigu suvalgysiu pusryčius, tai tada po valandos kažkiek tai į tualetą norėsiu labai ir tada turėčiau kaip ir laukti. O aš nenoriu laukti, aš noriu eiti. Nenoriu čia ilsėtis iki tos čekaut laiko, nes labai diena karšta. Tai aišku, vis tiek aš papuolau ant karščio, bet paskui bėda su nakvynė, nes čia nėra galimybės per bookingą užsisakyti nakvynių šitose skylėse. Tai tu turi atėjęs klausti iš karto, žinai, tenai. Nu tai tada vėl bent jau, nu žinai, aš neturiu ko paklausti, sakau, vienintelis mano pagalbininkas ChatGPT, taigi pagalvoju, tai labai stiprus įrankis. O dar kiek žmonės su jais daro. Tai jis irgi sako, kad jeigu ateisi per vėlai, tai paskui gali labai kainą užlenkti, nes tu jau nebeturėsi pasirinkimo. O kai ateini ten kokią 2, 3, 4, tai, nu ką, nepatinka, apsisuksime į kitą miestelį, tai jie žino, kad tu, žinai, išeisi. O kai tu ateisi 7, prieš jau sutemstant pat, tai jau jie žino, kad tu kur tu dingsi, viskas, jau tau kiek pasakys, tiek ir bus. Tai va, tai žodžiu, stengiuosi vis tiek dabar, vėl 7 valandos, tai tos 7 valandos gausis daugiau, nes vis tiek sustoju biškį pailsėti, atsigerti, tai 8, 9, tai va, išėjau dabar, neatsimenu, 7, 18 lyg tai buvo. Tai va, tai kiek čia gausis? 7, 4 iki pietų, 5 iki pietų, dar po pietų, nu tai va, tai apie 3, 4 ir būsiu. Ir jau turbūt paskui kitą dieną, nežinau, dar pažiūrėsiu, bet jau turbūt link žemynės. Nenoriu, blema, paskui, žinai, ar kokio autobuso negausiu, ar ką aš iki lėktuvo. Man vis tiek Katmandu tai dabar yra labai toli. Tai man dar pareiti reikia į Podharą ir iš tos Podharos išvažiuoti į Katmandu. Tai pradėkime nuo to, kad iki Podharos man dabar turbūt bus 2-3 dienos eiti. Nu, nes aš čia tiek dienų ėjau dabar. Gausi vieną kitą dieną iki Sarakot, tada iki čia, tada iki dabar, tai jau 3 dienas nuėjimo nuo Podharos. Tai tada į Podharą reikės grįžti, tai lygiai taip pat. Ir klausimas vėl, jeigu grįši labai vėlai, tai tada tu sekančiam rytui nebegausi autobusų. Tai kaip ir Podharą vieną turbūt reiks dieną pasilikti, taip suprantu. Nu, nebent gausiu, tai tada varysiu Katmandu į tą viešbutį, kur butą gaudau.
už 16 eurų, tai nežinau, nors aš kai kalbėjau su to gydytoju, sakė, labai brangiai tu čia moki, sako, už tos kambarius, nu, nes už pirmą naktį tai iš vis brangiai mokėjau, gavosi, ale pagal juos, nu, nes iš tikrųjų tai nepigiai, nu, 2,8 ar kiek, bet tai aš pirkau per atstumą, kad turėt pirmą viešbutį, nes čia visuose, žinokit, dabar šalyse kiek buvau, tai žiūriu, yra visiška norma lėktuvo išskridimo, turi bilietą turėti ir turi viešbutį turėti. Tai žodžiu tada, bet paskui kur aš ten kažką gavau kito. Nu tai, bet ten buvo pačiam centriukė, nereikia man to centriuko, aš ten galiu 10 minučių paeiti, aš tiek einu. Tai, nu kaip žinai, kaip va, Laisvės alėjai būtų visiškai, žinai. Tai žodžiu, paskui pasėmiau tau 16, tai nu žiauriai geras, buvo ir pusryčiai, buvo labai geri, nu palyginti, sakau, pagal dabartinius standartus. Nepalo tai geri žiauriai, pagal kokios Tailando standartus, tai šūdas, nes Tailandė tai ten mokė už viešbutį 25-35 tam tarpe eurų, bet tu blema, ten gauni viską normaliai, nu normalų viešbutį, normalų kambarį, nu viskas, nu tai Tailandas iš tų visų. Vis tiek kiečiausias, dėl veltui jisai toks populiarus yra, nes kaip palyginė, tai Vietnamas okei, bet jau Vietname aš nežinau, su tuo gatvių kirtimu, tai kaip ir čia yra, nežinau, ne kiekvienam, ta prasme, čia, sakau, aš kaip tada sakiau, vyresniem žmonėm čia gatvę pereiti, tai čia neįmanoma. Nežinau, ką jie daro. Gal bando išgyvena, jeigu tie tokio amžiaus žmonių yra. Tai, gerai, einu, gana čia plepėti. Nu ne, čia tikrai ne kelias. Nes tokių griovių tai čia nieks nepravažiuotų, jeigu pravažinėtų, tai čia būtų matytus išmalta per tokius griovius pravažiuoti. Čia tiesiog vanduo bėga, turbūt ir padaręs tokį kelią. Ir žodžiu pasiklydau, turbūt, čia nėra jokio kelio, eit. jau ir vieną pusę ėjau. Ir į kitą pusę ėjau ir aš čia nieko nematau, jokio kelio. Tikrai turėtų būti bent toks žmogaus kelias ištryptas. Žodžiu, nemes kelio dėl to kelio, bet žodžiu, kai aš tais keliais ėjau, tai man rodė, kad aš visai nebei ten einu, tai nežinau. Čia lik eita žmonių, nu bet žinai, gal tokių žmonių kaip aš, kur nežino kur eiti. Čia kažkas tai daryta, bet aš čia nesuprantu, bet šitas kelias tai, kurį kažkoks čia. Tai bet ten veda visai ne į tą pusę, o ten rodo irgi, kad aš jau einu ne ten, tai nebežinau, kad ar grįžtas gal, atėjau už tenai. Čia lyg ir žmogaus daryta. Bet man rodo, kad mano kelias ten. O kryptis ten ėjimo. Jeigu ten einu, tai gal esu. Bet kad ten aš einu ant tokio skardžio, tai nežinau. Žodžiu, pasiklydau. Žodžiu, išėjau atgal į kelią ir einu keliu. Ir jau kur nueisiu, ten nueisiu. Šitas žemėlapis kažką rodo. Grįžau atgal. Total 5 kilometers, 1 hour 24 minutes 20 seconds. Elevation 2001 meters. Heart rate 133. Tai žodžiu, grįžau atgal ten, kur nusukau link vieno kelio, einu dabar tuo keliu kur ėjau čia tokiu keliu ir einu toliau žemyn čia ir kažkur vis tiek ateisiu. Dabar jisai persiorientavo į šitą kelią, rodo jį labai vingiuotą, bet eisiu žodžiu šitų kelių ir viskas. Ten, kai rodo tos kemsynus, tai blema, nu visai aš čia nenoriu landžioti, taip tokius krūmynus visokius, taip daug kanda visą, žinai kaip, na, po tų visų landžiojimų po krūmus, nes tikrai landžiau, visai pratus nesąmonės, tai voratinkliai visokie ant galvos pilna, tai vėjai, tai žodžiu, einu tiesiog ir, o vis tiek kažkokia civilizacija, kažkoks namas, dar kažkas, telefonas irgi jau, žinai, 100% mačiau, nu turiu kompą visą, bet tiesiog, nu, negali čia irgi plemą priblūdė ten, kur paskui niekas net neras tavęs. Tai, nu,
Einu tiesiog keliu. Viskas. Čia kažkas atvažiuoja, reiškia. Tai jeigu važiuoja, tai reiškia ir aš nueisiu į apačią. Ir viskas. O paskui žiūrėsiu, kaip ten kilt, nekilt. Pagalvosiu, šiaip tai man tie apaugę kalnai nepatinka. Šiaip neturi man žavesio jie, tai nežinau net. Gražu man ties negoti, bet, pavyzdžiui, Zakopanė, Dolomito kalnai man to ir patiko, kad ten ne krūmynai, ten viskas buvo plika, tai tos kol krūmus išeini, ten visokius medžius, o paskui gražu. O čia tai pagrindai žiūriu, kad čia visur tie krūmynai. Tai va, vėl stačiai filmuoju, pamiršau, patogiau telefoną laikyti. Aišku, gražu, žinai, va, kai išlendi, bet kai išlendi, o kiek laiko krūmynuose buvau, tai pažiūrėkit, koks vaizdas. Nu, tai va, bet štai ten noriu būti kur nors. Gražu, nu. Lemma kaip aukštai, atrodo kaip debesis, kaip netikra. Wow. Tai žodžiu išėjau. Wow, ne? Tikrai, kad wow. Bet man tai atrodo kaip netikras, kaip koks debesis būtų. Ten irgi dar viršūnė, bet čia sakau, visur smogas, tai nesimato, blemba. Labai prastai matosi. Įspūdinga. Tai žodžiu, išlipau atgal į tą kelią ir nusprendžiau eiti tiesiog tuo keliu. Pagrįžau iki to, kur leidausi visą laiką tokiu vingiuotų ir eisiu žemyn. Tai čia vis tiek mačiau kažkas čia yra, tai nors ir negyva, bet vis tiek reiškia, čia kažkas atvažiuoja kartais. Tai, nu ką aš čia galiu suprasti. Žodžiu, eisiu keliu. Tada fainai kažkaip nereikia su galvos kur, nes ten landžiau po tos kurmynus, ten voratinglių prisigaučiau, dabar kanda visą, žinai, ten tikrai reikėjo landžioti. Nebijau aš to erkių per daug, bet vis tiek. Mažiausiai čia reikia problemų. Kažkokiam Nepale. Tai va, nusileisiu ir paskui žiūrėsiu. Man čia kiltas gal į tą kitą. Nu, nes čia dabar aš nusileisiu ir kilsiu tenai turbūt tuos kitą tą kalną. Bet nežinau, blema, man tie krūmynai, tai čia tik taip vargo daug, o rezultatas va tas pats, vis tiek matau tą patį vaizdą. Tai nežinau, iš kitos vietos matysiu tą patį vaizdą. Vis tiek nepriartėsiu labai arčiau, tai gal tiesiog grįšiu į Podhaną, tada į Katmandu, o iš Katmandu gal pabandysiu, ten yra autobusas arčiau Everesto nuvažiuoti arba nuskristi kažkokią Luknę, bet ten, aišku, ten brangus, sakė, rašė, kad brangus skrydis. Tai gal skraidina ten tais lėktuvais. Nu, pažiūrėsiu, pagalvosiu. Bet iš esmės, tai čia tos pamačiau, tai čia nebent dar vieną, bet jeigu man į tą kitą kalną reiks eiti, nu tai ką, ten blemba, dabar nusileisiu šitiek ir paskui vėl belekiek kilti viršų. Nes leisti smagu, eitiesiai smagu, eit ne į didelį įkalnę smagu, bet vakar į tą kalną, į tos laiptus lipti, tai košmaras ten skaičiavau irgi, pavyzdžiui, kad realiai iki kokio šešėlio skaičiavau, nu, savo pasiskaičiavau, kiek aš, 100 žingsnių ir turi stot, nes kojos keturgalviai tai dega. Ta kuprinė tai sunkėja, aš lengvėju, kuprinė sunkėja, tai taip ir gaunasi. Iš pradžio atrodo to vandens labai daug nešiesi, paskui to vandens pamažėja, nes išgeri, bet negelbėja. Tai va, bus matyti, žodžiu, svarbu išlindau, nes šiaip tai blema, ten pasiklys ten, paskui gerai čia ties internetas, kai yra, bet o jeigu taip GPS lost ir viskas, ir net ir GPS ten tam miške pačiam kokiam nors uždengia, ten taip sukinės, maždaug žinai, paskui viskas vienodas pasidaro, kai nėra jau tų keliukų. Ne, man taip va. Ok, čia mano tokios protingos ribos, kur, bet čia kiek gyvūnų, čia nesuprasi, kas čia laksto. Čia eini ir ištisai krūmuose kažkas, tai paukščiai, tai mačiau tokį vakar gyvūnėlį, tokį, aš nežinau, kaip jis ten gal, nežinau, toks kūdas, bet nemoverė, toks pailgas, aš jų ten neatsimenu tų pavadinimų.
kaip šeškas, bet ne šeškas, aišku, rudas. Tamsiai koks tai. Voverės veidų šeško kūnų. Nu, šeškas palauk storas, ne? Ne, kažkoks kitas yra, kur toks kūdas ilgas. Tai va tokį mačiau, tik tai rudos spalvos. Tai ir tą driežą mačiau oranžinę galvą. Bet, žodžiu, čia laksto tie gyvūnai, čia nedaug žmonių, jiems čia ramu. Tai aš čia jiems trukdau viską. Tai va, na gerai, keliauju, žodžiu, iki. Ir šiandien jau einu su Kolumbijos tais kedais, norėjau juos labiau gal pasaugoti, tai tokiems belekam galvojau sudrošiu tos New Balance, tos lengvučius, bet aš negalėjau su tais New Balance lengvučiais eiti, dėl to, kad negalėjau su tais lengvučiais New Balance eiti, dėl to, kad padas labai minkštas ir ant akmenų, kai statai, kai ant tokie jau išlindę akmenys, tai stipriai laužo pėdą, jaučiasi taip, kraipo tą pėdą. Tai va, tai šitie žygio kedai, tai jie turi tokį kietą padą dar su tokiu oro tarpu, dar, žodžiu, gerai, aš nejaučiu, pavyzdžiui, aš čia galiu su jais, tai galiu ant akmenų lipti ir nieko, viskas pasidalina apkrova per pėdą. Tai va, kaip atrodo, nieko, bet va labai jaučiasi ant šitos dalykus. Kad padas turi būti kietas ant tokių va, nelygių paviršių, tai būtinai ten būna ir statesni. Tai va, o nakvynė šita, tai aišku, žinai, čia reikia vertinti ir tą kainą, bet tai pagal savo, irgi mūsų kreivas tas vertinimas reiktų tada vertinti Nepalo. Bet žodžiu, jeigu aš, tarkim, kad mandu už tą gerą, va, kur būtas ten su pusryčiais gerais mokėjau 16 eurų, tai čia dabar aš sumoku, paskui tam, kur pot Sarangotė, tam, kur per langą vaizdą turėjau, bet paprastas toksai, tai aš su pusryčiais sumokėjau 12 eurų, su tais dvigubais pusryčiais, tai dabar aš čia sumoku, už nakvynę sumokėjau 5, ten, beveik 6 eurus, nu tai nedaug, aišku, žinai, už karštą vandenį, už nakvynę, už viską kalnuose, nu ir ten tą, jau pusryčių neėmiau, nes sakau, persivalgiau vakar, specialiai valgiau, daug norėjau tikrai pavalgyti, bet šiandien jau prie žygį nenorėjau prisivalgyti. Tai va, dar tas jų ten tchalitas kažkoks, tai dar ganbat, kažkoks pavadinimas, neatsimenu. Tai žodžiu, tchali, Nepal tchali. Tai jisai ten 600, tai 600 yra apie 3,5 euro, gal 4 eurai. Nu, žodžiu, tai jų kainom tai nėra čia labai toks pigus, bet jisai užtat kiek privalgys galėjai nesaukiai. Realiai tai ten aš nesizduoju, kosmosus ten. Jau pavalgiau tai stipriai. Bufetas. Aišku, bufetas man labiau patinka su mėsos bufetas. Vis prisimenu tą, kur čia paskutinį, kad valgiau Seulę, liktai aš čia valgiau, blemmas skanu. Ir Tailando bufetas, tos labai prisimenu skaniai, blemai. Pasilgau. Bet nežinau dabar, kada į tą Tailandą pateksiu. Gal greitai vėl, nes jeigu vėl skrisiu, tai ir vėl gausis per Tailandą, nes viskas per Tailandą, viskas per tą Bankoką. Tai va. Aštuonis kilometrus nueita. Miško. Arba netoli vadovų
persėdė tiesiog, aš suprantu. Kaime pabėgo. Pabėgo karvė. Bet laimingai. Žino, kur namai. Dar vienas. Kaime perkudės. Dar vienas ten laukia, irgi tikrai neperkudės. Koks šunelis parke. Toks nemažas. O, dar vienas.